Šeštasis uždavinys. Reikia įspręsti štai tokią paprastą lygtelę. 2 padauginta iš 2 laipsnių 2x lygu 4 ir minus 3 minus x. Lygtelė rodiklinė. Akivaizdu, kad mes ją tuoj pat įspręsime, kai suvienodinsim laipsnių rodiklius. Čia mes turime 2 pirmuoju kartu 2 laipsnėje 2x lygu 4, tai yra 2 kvadratu ir dar pakelta minus 3 minus x. Dauginant laipsnį iš laipsnio mes laipsnių rodiklius sudedam, na, o keliant laipsnių jau padauginam. Čia aš jau padauginus minus 6 minus 2x. Dabar galiu tiesiog sulyginti laipsnių rodiklius, kadangi pagrindai yra vienodi, sulyginu laipsnių rodiklius. 1 plus 2x lygu minus 6 minus 2x, su x keliu į vieną pusę be x-iukų į kitą, minus 6 minus 1, 4x lygu minus 7 ir x lygu minus 7/4. Štai tokį atsakymą galiu ir parašyti. Galiu užrašyti ir dešimtainių skaičiumi. Tai bus tas pats.